Jau penktus metus besitęsiantis karas Ukrainoje verčia abi pusės ieškoti inovatyvių sprendimų, kaip laimėti konfliktą. Ukraina jau kurį laiką susiduria su žmogiškųjų resursų trūkumu, todėl tą trūkumą Ukraina nusprendė užpildyti investuodama į nuotolinius ginklus. Visi jau esate girdėję apie FPV dronus, kurie šiuo metu padaro apie 80% visų nuostolių fronte. Tačiau skraidantis vienkartiniai dronai negali laikyti frontą ar užimti pozicijų, todėl Ukraina nusprendė sukurti važiuojančius antžeminius dronus. Šiuo metu yra 3 pagrindinės antžeminių dronų rūšys, kurias naudoja Ukrainos kariuomenė. Pirmoji rūšis tai yra logistikos dronai ir šie dronai pradėti naudoti dar 2024-aisiais. Ir jie pagrinde naudojami nuvežti maistą, šaudmenis ir medžiagas apkasams statyti į pavojingas fronto vietas, kur aplinkui skraido rusų FPV dronai. Šie antžeminiai dronai leidžia sumažinti žmonių nuostolius ir gali gabenti kelius šimtus kilogramų krovinių. Kita svarbi dronų kategorija yra ginkluoti dronai. Ukrainiečiai greitai suprato, kad jie gali paimti tą patį drono korpusą ir ant jo uždėti nuotoliniu būdu valdomą kulkosvaidį. Ir taip atsirado kulkosvaidžiais ginkluoti dronai, tokie kaip garsieji Ukrainos Droid. Šie dronai gali važiuoti 7 km/h greičiu ir nuvažiuoti 25 km. Jie gali šaudyti pėstininkus, priešo dronus, kartais netgi užpulti priešo šarvuotą techniką savo sunkiaisiais 50 kalibro kulkosvaidžiais. Taip pat ukrainiečiai skelbia, kad vienas toks dronas netgi sugebėjo atremti visą rusų puolimą ir išlaikyti poziciją vienas pats. Silpniausia robotų vieta visada buvo jų baterija, bet dronai Droid gali judėti 3 valandas be įkrovimo ir stovėti vienoje vietoje 72 valandas be įkrovimo, kas yra pakankamai efektyvu, kad dronai galėtų būti realiai naudojami fronto linijoje. Tačiau šie dronai su savimi turi tik 300 šovinių, kurių užtenka maždaug 36 sekundėms šaudymų. Be to, jeigu kulkosvaidis užstringa, o aplinkui nėra žmogaus, tai nėra kaip to strigimo pašalinti ir tada visas dronas turi važiuoti į užnugarį. Taip pat šie dronai sunkus ir stringa purve, todėl gali važiuoti tik ten, kur yra keliai. Tačiau jie puikiai tinka saugoti tiekimo kelius, ypatingai nuo FPV dronų, nes rusų FPV dronai tiesiog dažnai stovi ant kelių ir laukia, kada pravažiuos koks nors sunkvežimis ar džipas ar kokia nors tiekimo mašina su amunicija ar sužeistaisiais. Ir galiausiai trečioji Ukrainos dronų kategorija yra pati linksmiausia ir tai yra savižudžiai sprogdinimo dronai. Šie dronai tai dažniausiai tie patys logistikos dronai, tik prikrauti sprogmenų ir jie yra geresni už FPV dronus tuo, kad juos žymiai sunkiau aptikti ir juos žymiai sunkiau sunaikinti ir taip pat jie gabena daug daugiau sprogmenų nei, pavyzdžiui, dronai arba artilerijos sviediniai. Ir, pavyzdžiui, vienas artilerijos sviedinys gali turėti vos kelis kilogramus TNT, o antžeminis dronas gali turėti keliasdešimt kilogramų sprogmenų. Ir antžeminiai dronai yra labai tikslus ir jie gali tiksliai privažiuoti prie taikinio ir jį sunaikinti iš karto. Ukrainos kariuomenė tikisi, kad dronų naudojimas padės jai pakeisti iki 30% žmogiškųjų pajėgumų, ypatingai logistikos sektorioje, kas sumažins žmonių netektis ir padės kariuomeniai išvengti žmonių trūkumo. Tuo tarpu Rusija irgi naudoja antžeminius sausumos dronus, bet rusų dronų doktrina visiškai skiriasi nuo ukrainiečių, nes ukrainiečiai nori dronais pakeisti žmonės. Tuo tarpu Rusai nori dronus panaudoti greitesniam prasilaužimui fronte pasiekti. Ir Rusijos kariuomenėje dronai dažniausiai yra naudojami išminavimui. Tuo tarpu Ukraina pati pas save pasigamina ir didelį kiekį skraidančių dronų ir juos sėkmingai naudoja smūgiams Rusijos logistikai. Tai turbūt visi esate girdėję apie Ukrainos smūgius Maskvai, Sankt Peterburgui, Omskui ir kitiems stambiam Rusijos miestams. Bet man asmeniškai daug įdomesni yra Ukrainos smūgiai Rusijos oro gynybos sistemoms aplink Krymą ir pietų Ukrainą. Taip pat čia ukrainiečiai smūgiuoja Rusijos logistikos taikiniams ir šiuo metu Krymo pusiasalis susiduria su milžinišku degalų trūkumu. Ir tokia sisteminga logistinė kampanija rodo, kad Ukraina greičiausiai ruošiasi naujam puolimui. Ir kai kurie Ukrainos daliniai pastaruoju metu iš vis buvo atitraukti nuo fronto ir kažkaip keistai laikyti rezerve. Ir Ukraina šiuo metu kaip tik pralaimi mūšį dėl Konstantinivkos ir situacija Kupianske irgi nėra labai palanki ukrainiečiams, todėl Ukrainai reikia kokios nors pergalės, kur jinai galėtų susigrąžinti naujų žemių. Tai lengviausias scenarius turbūt būtų išsilaipinti Kinburno pusiasalyje, nes Chersono miestas yra puikiai vieta, iš kur galima paslėpti didelės pajėgas ir mes žinome, kad šiame sektoriuje Ukraina jau turi sutelkusi jūrų pėstininkus. Tuo tarpu rusai šiame pusiasalyje turi mažai pajėgų ir ukrainiečiams būtų nesudėtinga jį išlaikyti, nes pusiasalis yra toksai siauras ir dronai galėtų tiesiog išmušti visas rusų pajėgas, kurios bandytų netgi įžengti šitą pusiasalį.
Kitas irgi variantas yra išsilapinti Oleškį miestelį, kuris yra kaip tik kitoje Dniepro pusėje ir miestelio pastatai būtų puikiai priedanga Ukrainos pajėgoms ir joms nereikėtų būti atvirame lauke, o rusams atsikovoti apskritai bet kokią gyvenvietę iš ukrainiečių visą laiką yra labai sudėtinga. Tai čia buvo du realistiški scenarijai, kur Ukraina gali kontratakuoti rusus ir laimėti pakankamai nesunkiai ir su nedideliais nuostoliais. Bet jeigu Ukraina nori ne tik propagandos, aišku, bet iš tikrųjų pakeisti karo eigą, tai jiems tada reikėtų didesnio puolimo. Ir vienintelis realus variantas tai būtų Melitopolis, nes Ukrainos kariuomenė, jeigu atsikovotų šį miestą, tai tada Rusijos pajėgos Kryme ir Chersone liktų atskirtos ir tikriausiai turėtų kapituliuoti. Ir Ukraina ne tik atgautų milžinišką teritoriją, bet taip pat atgautų ir Krymo pusiasalį, kuris nuo Rusijos propagandai tai yra vos ne kaip neįkainojamas lobis, kurio Rusija niekada negali prarasti. Tačiau Melitopolis yra maždaug už 75 km nuo fronto linijos atviroje stepėje. Ir šiuolaikinėme dronų kare tai yra iš esmės mirties zona ir užimti tokią teritoriją greitai, iki kol rusai neatsiųs pastiprinimo, yra labai sudėtinga. Nebent rusai padarytų kažkokią milžinišką strateginę klaidą, o net ir Ukrainos pajėgų išdėstymas irgi nerodo, kad Melitopolio kryptimi Ukraina planuotų kažkokias tai labai didelės puolimo operacijas. Taigi šitas scenarius kol kas lieka labiau hipotetinis. Tai tiek šiandienai, ačiū žiūrėjusiems, iki kito karto.